Kupiškio Kopos pradinės mokyklos vaikų beisbolo komanda sulaukė svečių iš Radviliškio. Daugiau nei prieš 10 metų Kupiškio Kopos pradinė mokykla pradėjo draugauti su Utenos Aukštakalnio pradinė mokykla, kurios vaikai mokėsi žaisti beisbolą. Kas nauja, tas įdomu, todėl vyresnioji mokytoja Rita Ruskienė su savo auklėtiniais nusprendė išmokti žaisti šį žaidimą. Tuo metu pagalbą jiems suteikė buvęs Lietuvos beisbolo mažosios lygos prezidentas uteniškis Valentinas Bubulis. Jis ėmėsi gelbėti ne tik pamokomis, patarimais, bet ir žaidimo įranga. Turėdami minimales priemonės, kupiškėnai pradėjo treniruotis. Pamatė, kad mes tikrai norim mokytis šio žaidimo 2003 metų vasarą, Utenos Vėtros beisbolo komandos atstovai, kuriai atstovavo ir amerikiečiai, surengė šio užjūrio itin populiaraus žaidimo seminarą. Jie padovanojo žaidimo įrangos – pirštinių, kamuoliukų, lazdų, šalmų, apsaugų. Turėdami priemonės, Kopos pradinės mokyklos mokinukai galėjo rimčiau treniruotis ir važiuoti į varžybas. Beisbolu susidomėjome jau maždaug prieš 13-14 metų. Draugavome iš Utenos pradinių mokyklų mokytojomis. Utenoje yra labai populiaru žaisti beisbolą, todėl ir mes juo susidomėjome ir kodėlgi galvojame mums nepabandžius. Na ir mes labai dėkingi, aišku, Valentinui Bubuliui, kuris mums davė pradžią, davė pirmuosius pradmenis mokytojoms, kuriuos mes galėjom perteikti vaikams. Mes beisbolą visą laiką žaidėm, kaip tik pradėjome ir esam net pasiekę rezultatų. Prieš 10 metų mes dalyvavome respublikinėse jaunučių beisbolo varžybose ir esam laimėję net 3 vietą. Gaila, kad mūsų rajone niekas nežaidžia beisbolo, todėl mes neturime su kuo pažaisti. Mes turime važiuoti į kitus rajonus, kurie tuo užsiima. Beisbolas yra nepigi sporto šaka, reikia sportinio inventoriaus, bet mes radome, kurie mus parėmė, radome, kas dovanojo, randame ir patys parduotuvėse kažką nusiperkame pirštinių. O šiaip tai pagrindinis dalykas tai yra varžybos, kuriuose reikėtų dalyvauti, žaisti. Tada vaikams būtų įdomiau ir gal labiau daugiau įsijungtų į tą žaidimą vaikų dar daugiau. Beisbolą pradedam žaisti nuo pat 1 klasės. Tai būna iš pradžių patys paprasčiausi pratimėliai, patys paprasčiausi elementai su kamuoliuku, susipažinimas su taisyklėmis. Ir tada mes jau 4 klasėje galim kažką tai jau rimčiau pažaisti ir galim tada išvažiuoti į varžybas. Ir šiandien mes turime labai džiugę tokią gerą progą pažaisti, pasitreniruoti kartu su rimtais beisbolo treneriais. Pas mus šiandien atvažiavę yra iš Radviliškio vaikučių ir beisbolo komandos bėgiai treneris, kuris praveda mums treniruotę. Taip pat yra pas mus svečiuose Lietuvos beisbolo asociacijos viceprezidentas. Ir aš manau, kad mūsų šios dienos treniruotė nesibaigs draugystė. Ir mes tikimės pagal galimybės, gal jie atvažiuos pavasarį su komanda, o gal ir mes nuvažiuosime pas juos su komanda ir pažaisime rimtas varžybas. Nes čia yra šiaip lauko sportas. Varžybos gali vykti tik tai lauke. Žiemą treniruojamės salėse. Mūsų Kopos pradinėje mokykloje yra būrelis, kurį lanko vaikai, kurie nori. Mūsų tikslas yra kuo daugiau vaikučių supažindinti su šia sporto šaka, kad jie turėtų kažkokį supratimą žaidimo, kad nuvažiavę į kitas šalis, kur yra labai populiari sporto šaka, galėtų nueiti į varžybas, jas pažiūrėti, ne tik pažiūrėti, bet ir suprasti. Aš tikiuosi, kad beisbolas Kupiškyje bus ir tikrai tikiu, kad iš mūsų mokyklėlės vaikai nuėję į kitas mokyklas galės tai pratęsti. Atsiras mokytojų, kurie tuo užsiims ir jie galės tęsti tą veiklą. Tai aš linkiu visiems domėtis ir žaisti beisbolą. Šiuo metu būrelį lanko iki 20 vaikų, komandą sudaro 9 žaidėjai. Nors žinodami teoriją, taisyklės, viso žaidimo eigą ir planą, vaikų žaidimą galima vadinti tik pratybomis. Iki beisbolo žaidimo tikrojo amerikietiškojo stiliaus įgūdžių vaikams dar yra be galo toli.
Beisbolas neįpratusiems lietuviams gana sudėtingas, sunkus, bet įdomus žaidimas. Bet ir tikslai yra kitokie. Nėra jokių apribojimų ir specifinių reikalavimų mokytis beisbolo. Tai reikia tik noro ir galimybių. Svarbiausia, kad vaikai gerai praleistų laiką ir suprastų žaidimą. Juk nepaslaptis, kad į mokyklas ateina vis mažiau motyvuoti sportui vaikai. Dabar daug kas mieliau renkasi kompiuterį. Kadangi Kupiškio rajone nėra daugiau komandų, tai Kupos pradinės mokyklos mokinukai be atrankos yra dalyvavę Lietuvos mini beisbolo vaikų pirmenybėse ir net užėmė 3. vietą. Buvo pasikvietę Utenos vaikų komandas, patys nuvykę pažaisti į Uteną. Į mokomąją stovyklą Kupiškyje atvyko Radviliškio beisbolo klubo bėgiai jaunieji žaidėjai, jų vadovas Romanas Paskočimas ir Lietuvos beisbolo asociacijos viceprezidentas Žilvinas Vodzinskas. Beisbolą kaip ir krepšinį į Lietuvą atvežė Darius ir Girėnas, tik tai taip įvyko, kad krepšinis prigijo labai stipriai mūsų šalyje, o beisbolas taip ir liko kaip ir šalikeliai. Ir galiu pasidžiaugti, kad Valentino Bobulio iš Utenos entuziazmų buvo pasėta sėkla beisbolo ir Kupiškyje, ir mokytoja Rita užsikabinusi dar iki šiol propaguoja jį, o dabar pabandėm atgaivinti tą beisbolo žaidimą, išmokinti vaikus. Tikslai visi mūsų tie patys, tai nėra paruošti labai aukšto meistriškumo žaidėjų, yra paprasčiausiai vaikų užimtumas, jaunimo užimtumas, kad turėtum sveikus, dorus jaunuolius. Lietuvos beisbolas, sakykime, žinomas jau Europoje. Mes dalyvaujame čempionatuose Europos. Jeigu vyram dar nelabai sekasi užimti aukštų vietų, bet tai, pavyzdžiui, šiais metais mūsų berniukai užėmė 2. vietą Europoje, sidabro apdovanojimus parsivežėm, praeitais metais 3. buvome, taip kad kyla lygis, reiškia, jauniai neblogai atrodo, jaunučiai, dalyvaujame įvairiose čempionatuose ir tiek organizuojamos Europos lygmenį, tiek amerikiečiai organizuoja savo lygas atrankas ir po to būna finalinės varžybos Amerikoje. Mūsų daugelis beisbolo žaidėjų jau spėjo pažaisti ir Amerikoje, ir Meksikoje, ir Kinijoje. Taip kad labai šaunus žaidimas pasaulyje žinomas, o Lietuvoje tai kviečiu visus žaisti, ypač tuos mažylius. Ir ką galiu pasakyti, pagirti beisbolą. Bet koks vaikas, ar tai būtų berniukas ar mergaitė, gali žaisti beisbolą. Ar tai jis nereikalingas ūgis kaip krepšininkui, nereikalingas labai stiprus, vikrus jaunuolis kaip futbolui. Čia gali būti ir stambesnio sudėjimo, ir aukštesnis, ir žemesnis, ir visi tinkami. Šiandieną toksai vykdomas seminaras Kupiškyje, tai daugiau skirtas parodyti treniruočių metodiką, reiškia, kaip treniruojamės. Dabar gelbsti mums tuo klausimu Radviliškio klubas bėgiai, kuriam kažkada tai mes važiavome iš Vilniaus su pagalba, dabar jis jau atvažiuoja, tęsia misiją į Kupiškį pagelbėt. Ką gali žinot, užaugs vaikai, gal jie ir nesportuos su beisbolo, bet jie žinos, ar papuls į užsienio šalis ar ką. Jie visada žinos, kad aš žinau beisbolo taisyklės, aš žinau kaip žaisti ir prie progos visada pažais, bet kurio, kad ir toj lietuvių pamėgtoje Airijoje ir panašiai. Pagrindiniai planai plėtra, tiek žaidėjų skaičiumi, tiek klubų skaičiaus didinimas ir labai reikalinga aikštė, kurios Lietuvoje iš esmės turime vieną panašią į aikštę, tai yra Utenoje hipodromo centrinėje dalyje, bet dabar ir ten hipodromas atnaujintas ir jau jie ten nelabai nori priimti mūsų beisbolistų žaisti. Tai vis tikimės, kad kur nors gausime žemės, vis ten eina ginčai visokie Vilniuje, bandom išsikovoti savo teisės, nors lyg tai ir paskirta žemė, bet neduoda, tai vėl ten visokios mandrybės, gudrybės. Kaunas ir toj pačioj situacijoje kovoja. Radviliškis bando ieškotis, jis kaip jaunas dar klubas, Druskininkai žaidžia futbolo aikštėje, kol kas irgi. Utena tą aikštę hipodrome dar tebeturi ir tenais, jeigu būna kokie turnyrai tarptautiniai, ar ten kokių svečių turim, net mes pasikviečiam ir iš Amerikos svečių, kadangi pas juos važiuojam, tai ir jie pas mus atvažiuoja. Tai viskas vyksta Utenoje, iki šiol vyko bent jau. Materialinė bazė tai kažkiek remia, kaip ir visas sporto federacijas, sporto komitetas,
Olimpinis komitetas darėme, bet dabar iš olimpinių žaidynių likti beisbolą jau galutinai išbraukė ir nebetekom vilties Japonijoje sudalyvauti. Kaip ir tokio finansavimo gali ir nebegauti, bet pinigų, kaip sakant, nėra, bet entuziazmo yra. Beisbolo pradininkais Radviliškyje galima laikyti Paskočiūnų šeimą. Pirmą kartą beisbolą jie išbandė maždaug prieš 19 metų. Reklamos specialistas Romanas Paskočimas anksčiau manė, kad sunkiausia beisbole atmušti kamuoliuką. Labai netyčia sendaikčių turgelį radom pirštinę prieš kokius 5 metus gal. Nusipirkom, nes nebrangiai kainavo. Aš žinau, kas tas beisbolas, buvau matęs per televiziją, taisyklių nežinau, tiesą pasakyti, bet žinau, kad reikia numesti kamuoliuką, reikia sugauti. Taisyklės galima ir vėliau sužinoti. Ir pabandėm, žinokit, tiesiog tos paprastus pratimėlius padaryti. Ir aš buvau nustebęs, kokia puikiai tai yra mankšta. Kur nors paplūdimy, pajūry ar dar kažkur tai. Žinokit, tiesiog pasimėtymas kamuoliuko. Labai patiko. O paskui netyčia ir lazdą kažkokią radom. Tai pabandė atmušti, ką aš tikrai galvojau, kad yra nepaprastai sunku. Bet kai mano 9-metė dukra atmušė kamuoliuką kelis kartus iš eilės, patikėjau, kad mes galim tiesiog netgi pabandyti žaisti pilnai žaidimą, pilnai to žodžio prasme. Susiradę internete taisyklės, pagitavom draugus, kurių vaikai panašaus bendramžiai, kaip ir mano dukros, ir pradėjom žaisti. Ir žinokit, pradėjom turbūt žymiai skurdžiau negu kad čia radom, pamatėm, čia pirštinių turi. Mes plikom rankom, su teniso kamuoliuku žaisdom. Vaikai, mačiau, jau yra, jie žaidė, jie patį žaidimą supranta, ta prasme, žino, kad pagavus kamuoliuko reikia mesti pirmą bazę, nes tik taip galima autą padaryti, iš tikrųjų taip. Bet aš jiems atvežiau kitokį žaidimą, vėlgi tai yra Olandų labiau patirtis, visiškiams naujokams vaikučiams, pradedantiesiems, su paprastintom taisyklėm. Ir tas žaidimas lygiai taip pat patrauklus, lygiai taip pat azartiškas. Vaikučiams, žinokit, esam nemažai pamokų pravedęs, pats esu mokyklose Radviliškyje, tai vaikam labai patinka. O čia, šaunu, vaikai žengia į priekį ir jie jau šiek tiek pažengia. Aišku, be darbo nebus ir vaisių. Norint žaisti tikrą žaidimą, sakykime, kad ir Lietuvos čempionate su vaikais, užtrunka laiko, reikia, kad įgūdžiai atsirastų, reikia, kad žaidimo supratimas ir visa kita. Bet jų entuziazmas, jų noras, mokytojos pačios entuziazmas, tai žinokit, tai labai sveikintini, labai šaunu. Tai yra iki 10 metų vaikučių komanda, iki 12 metų viena komanda, yra jaunučių komanda, kur yra nuo 13 iki 15 ir yra vyrų komanda. Ir meluoju, dar viena, tai yra merginų komanda. Pas mus Radviliškyje iš tikrųjų, galbūt dėl to, kad mano dukros pritraukė savo draugės pažįstamas, bet būtent merginos labai aktyvios. Ir jos labai noriai lanko, tikrai aš turiu gal ne 2, pameluočiau, bet 1,5 komandos tai tikrai merginų. Kad jie tik tai pamiltų šią sporto šaką ir kad jie treniruotus, kad žaistų. Gal net ne, žinokit, užtenka žaisti. Ta žaidimą užtenka tiesiog žaisti. Ir kada jis patinka, kada tiesiog širdimi pajauti jį ir įsimyli, be jo nebegali. Beisbole Romanas propagavo su savo dukromis. 2 iš 3 priklausė Radviliškio klubui. Tėvas prisimena, kaip dukra Gintarė, būdama 6, pajūryje atmušė kelis kamuoliukus iš eilės. Aš susidomėjau beisbolu maždaug prieš 3 metus, nes jau beisbolą lankau 3 metus. Kas mane patraukė, tai mes pirmai žaisdavom tiesiog su draugais kieme įvairiausiai ir po to buvo sukurtas Radviliškio beisbolo klubas. Mes Radviliškio turime merginų komandą, vaikų komandą, suaugusių komandą ir jaunučių komandą. Buvome išvažiavę į Europos čempionatą, į pasaulio čempionatą, į visokius turnyrus Baltarusijoje, Čekijoje, Švedijoje, su panelėmis. Mes Europos čempionate su vaikais buvome jau 2 metus ir pernai metais mes užėmėme 3 vietą, o šiais metais užėmėme 2 vietą. Su panelėmis buvo Švedijos turnyrė, tai užėmėme 2 vietą. Mes šią vasarą važiavom į Lenkiją, tai susivadinom su tokiu džimu, kuris iš Amerikos buvo teisėjas. Ir jis mums davė visokių ženkliukų iš Amerikos. Labai faina buvo, iš tikrųjų labai draugiškas. Žinoma, labai linksmai būna su komanda. Visą laiką būna visokių nuotykių, tai ar į vandens parką nuvažiuojame, ar visur kitur. Krepšinis panelėms nelabai gražiai atrodo. Ta prasme, jie susilaikome, jūs augino kuprą, negražu būna. Futbolas, gal futbolas dar, bet nežinau, toks gan berniukiškas sportas. Beisbolas kažkas naujesnio. Čia reikia daryti viską, galim sakyti, čia ir būni greitesnė, ir šiaip aktyvi tokia reakcija, lavinė. Uniformas tai mums duodavo visokie rėmėjai. Tarkim, eini pas rėmėjus ir prašai tenai, kad paremtų mūsų klubą ir mes turim 2 rėmėjų ir tarkim, jie mums tenai ar gauna pinigų dar, nuperka aprangas, šiaip daug gavom iš rėmėjų. Romanas Paskočimas vaikams kantriai aiškino taisyklės, rodė, kaip reikia laikyti kamuoliuką, lazdą, kokia turi būti stovėsena ir panašiai.
Dėsningai vienas po kito buvo atliekami pratimai, juos sujungus į visumą, žaidžiama pagal visas taisyklės. Ši treniruotė buvo labai svarbi Kupiškio Kupos pradinės mokyklos vaikams, nes jie galėjo pamatyti, kaip žaidžia jau pažengę į priekį, ko dar reikia išmokti, kad ir jie galėtų taip žaisti. Pedagoginių žinių taip pat įgijo ir mokytoja Rita Ruzgienė. Radviliškiečiai padovanojo sportinio inventoriaus.